Ką suvirintojas gali parnešti savo mylimajam ar mylimajai per Valentino dieną? Tęsiant mūsų laidų ciklą apie būtiną įrangą, ką reikia turėti dirbtuvėse, mes šiandien panagrinėsime naująjį mūsų besteriuką iš mūsų draugų Stokerio. Naujojo leidimo. Taip, jisai vizualiai atrodo kaip mūsų tas senasis, apie kurį mes turim tikrai begalės laidų. Ir apie šitą naująjį mes turime jau laidų. Jo pagrindinis privalumas lyginant su senuoju – Sinergetika. Sinergetika. Viskas tvarkoj, tikrai yra laida, tačiau visada klausimas kyla. Visus labai stebina, kam yra reikalinga stygos, stygo funkcija. Visi sako, palaukit, puikiai suprantam, čia yra pusautomatis. Galima puikiai virinti glaistytais elektrodais. Kaip su šito aparatu galima būtų pavirinti su stygu? Pabandom paaiškinti. Mes šiandien pabandysime. Taigi, norint su aparatu virinti su lift-tig funkcija, mums reikia specifinio degiklio. Specifiniam degiklyje mes jau neturim mygtukų uždegti lankui, mes turime tik tais vožtuvo rankinėlę, kurios pagalba atsukam ir paleidžiam dujas. Ir vėlgi, kaip įprastam degiklyje, tūta, šiuo atveju mes turime stiklinę, permatomą, jos apžvalgą irgi esame darę, turbūt kažkada, ar ne? Ir wolframo elektrodas. Kitam gale pas mus yra žarna, kurią mes jungiam tiesiai prie argono baliono reduktoriaus, o taipogi jungti, kurią mes būtinai šito nepamirškit, jungiame į minusinį gnybtą. Viskas, aparatūra surinkta, ką darom toliau? O suvirinimo principas labai paprastas, priliečiam kontaktiniu būdu wolframo elektrodą prie mūsų gaminio, atitraukiam, užsidega lankas, jeigu norim nutraukti lanką, tiesiog smarkiau patraukiam atgal, grįžtam vėl prie mūsų gaminio, apipučiam, kol atauš ir viskas. Viskas. Kągi, jungiam aparatūrą ir virinam. Bandom. Kągi mes padarysim Valentino dienos progai? Mes nusipiešime Valentino dienos herbą, sakykime, širdutę. Širdutę, taip. Su freza gražiai išsifrezuosim kontūrą, kad mums per skydelį matytųsi tas kontūras. Ir gražiai su mūsų liftigu pasiėmę dar pridėtinės vėlos, suvirinsim kontūrą. Mes tikimės, kad kontūras bus labai gražus, bus labai spalvingas, žaižaruos įvairiom spalvom, galbūt ne vieną kontūrą, galbūt 2 kontūrus padarysim. Paeksperimentuosim. Širdutę turime. Viskas sukomplektuota, dar mums trūksta vieno svarbaus dalyko. Tai pridėtinės vėlos. Taip. Turime dėžę su nerūdėjančio plieno vėlom, storis vėlos yra 2 mm, o markę, kaip matom, pasirinkom pačią geriausią 316. Jau geresnio nėra. Pasirenkam lift-tigo funkciją ir nusistatom mums reikiamą srovę. Šiuo atveju, manau, užteks kokių 80 amperų. Bendrom jėgom su Gvidu sukūrėm tokį meno šedevrą. Aišku, rankytę dar reikėtų patobulinti ir vienam ir kitam. Taip. Faktas, kad... Bet viskas toliau priklauso nuo jūsų meilės.
įdėto darbo, toliau jūs čia galite Ar strėlytės, ar kaukolytės užpildymą padaryti, pūskite daug argono, negailėkite nerūdijančio plieno pridėtinės vėlos ir tikrai gausit įvairius gražus, spalvotus raštus. Melsvas, gelsvas, žalsvas, na, vienu žodžiu, visos įmanomos spalvos. Tai kad gero jums Valentino šventimo. Šį kartą tiek. Iki.